Manau, kad visai realu, jog bitkoinas spalį jau sėdės virš $100,000. Leis paaiškinti kodėl. Apie tai kalbėjom ne viename video, ypač per live transliacijas, kurias darom kiekvieną savaitę. Bet įdomus paternas, kurį pastebėjau, žiūrint į bitcoin savaitinėme laiko rėme, matom, kad kiekvieną kartą, kai bitcoinas turėjo didelę ekspansiją, prieš ją visada buvo apie 30 savaičių konsolidacijos. Iš esmės, kaina tiesiog ėjo į šoną. Kaip matom, pirmas kartas buvo 22 metais, kaina laikėsi range tarp maždaug 15 ir 20 tūkstančių. Ir po 30 savaičių tokio judėjimo, kaina nuėjo nuo 15 iki 30 tūkstančių. Tai yra praktiškai padvigubėjo. Kai buvo prie 30 tūkstančių, vėl čiopinom į šoną dar 30 savaičių ir pumpavo nuo 30 iki maždaug 70 tūkstančių. O kai pasiekė 70 tūkstančių, kaina tą patį padarė trečią kartą iš eilės. Tiesiog ėjo į šoną. Turėjom dar vieną konsolidacijos fazę. Ir tada ekspansija nuo maždaug 50 iki virš 100 tūkstančių. Kaina padvigubėjo trečią kartą iš eilės. Nuo tada, mano nuomonė, matėm daugiausiai čiopinę kainą ir distribuciją. Bet, mano manimu, dabar einame į ketvirtą konsolidacijos periodą nuo 22 metų. Ir jame esame nuo vasario. Jei pažiūrėsi į daug kriptų, jos daro tą patį kaip Bitcoin. Tiesiog eina į šoną paskutinius 5 mėnesius. Ir jeigu pažiūrėsim, Bitcoiną šitame range jau apie 22-23 savaitės. Tai istorija kartojasi, o apie tai plačiau pakalbėsim kitose video. Bitcoin spalį jau būtų virš $100,000. Ir visi, kurie laukia tobulo dugno spalį, nes būtent taip visi dabar kalba, manau, bus labai nusivylę, kad nekreipė dėmesio į kriptą, kai patys buliškiausi signalai degė paskutinius 5 mėnesius. Čia ne finansinis patarimas, bet manau, kad visi turėtų labai atidžiai sekti kriptą artimiausius mėnesius, nes tikrai tikiu, kad pamatysim judesį į viršų.